Aš šią savaitę labai tikiu Edgaru Ulanovu ir turiu tokias 3 priežastis. Pirma, gal net 4 sakyčiau. Pirma, tai yra potencialiai augsianti jo kaina. Jisai sužaidė 3 iš eilės geras rungtynes, kur rinko 16, 13 ir praeitą savaitę 32 naudingumo balus. Kitas dalykas, nėra aišku Maneko, nėra Butkės, tai visiškai aišku, kad jo minutės, tai yra Ulanovo minutės yra mažiausiai 30, sakyčiau, kad gali būti ir 34, 35 kaip Milane. Sakyčiau, kad yra daug daugiau šansų, kad per tokį laiką jis surinks daugiau nei 12 ten ar 13 balų, negu kad nesurinks. Varžovas Alba, tai komanda, prieš kurią galima surinkti, galima pasistumdyti. Praeitą sezoną prieš juos, tai yra prieš Albą, Ulė sužaidė vienas iš savo topinių rungtynių, jeigu prisiminsim ten tas išdaigas Kaune, 23 balų surinko. Aišku, čia viskas vyks Berlyne. Ir šiaip, aš dar tokį pastebėjimą apie Ulę turiu. Ulės žaidimas Milane staiga buvo toks kaip klik ir vėl Ulė visai kitoks. Ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį, šiaip istoriškai, pasimkit, nepatingėkit, atsidarykit, kad ir paskutinių 2 sezonų Ulės statistiką. Istorija rodo, kad kai Ulė sužaidžia vienas geresnės tokias galingas rungtynės, ta jo banga laikosi kurį laiką. O jeigu vienas prastesnės, irgi būna, kad tai yra ilga distancija, kol jis kapanojasi. Tai aš labai tikiu, kad čia gali būti tas driokstelėjimas, Maneko, Butkės nebuvimas, visą tai susives vėlgi jam į tokį žviks smegenų vingis, kapitonas, aš dabar čia vienas, likau toj pozicijoje ir savim pasitikiu. Ir aš visiškai nesistebėčiau, kad jis ir čia surinks 20. Na ir čia vėl tas pats derinys, Dimša stato nugarinę užtvarą ir prieš Ulanovą išsikeičia aukštesnis Janį Vecelis. Į tokį žviks smegenų vingis, kapitonas, aš dabar čia vienas, likau toj pozicijoje ir savim pasitikiu. Ulanovas, Žalgirio kapitonas. Tomą Dimšą ir jam nereikia daug laiko ir erdvių, kad pelnyti 2 taškus. Tokį žviks smegenų vingis, kapitonas, aš dabar čia vienas, likau toj pozicijoje ir savim pasitikiu. Žalgiris ir varžovai turės dar po vieną ataką. Ulanovas, prarastas kamuolys. Išsidėstę Žalgirio žaidėjai tikrai taip pat yra. Žviks smegenų vingis, kapitonas, aš dabar čia vienas, likau toj pozicijoje ir savim pasitikiu. Žalgiris turi greitai priimti sprendimus. Edgaras Ulanovas, jo metimas iš toli, Ulanovas nepataiko ir Kauno Žalgiris patiria vieną skaudžiausių nesėkmių per pastaruosius kelis Eurolygos. Neapsivėmėt ne vienas žiūrėdami šito krepšinio. Aš šią savaitę labai tikiu Edgaru Ulanovu ir turiu tokias 3 priežastis. Pirma, gal net 4 sakyčiau.